Įsitaisykite patogiai. Galite atsigulti ant nugaros. Delnais uždengti užmerktas akis, po alkūnėmis pasidėti pagalvių arba atremti jas į sieną. Arba galite atsisėsti prie stalo, pasidėti tiek pagalvių po alkūnėmis, kad alkūnės būtų pečių lygyje, uždengti užmerktas akis rankomis ir atsisėsti patogiai, kojų pėdos ant žemės. Stebėkite savo kvėpavimą, kaip jis kyla ir leidžiasi jums įkvepiant ir iškvepiant. Nuo kojų pirštelių iki viršugalvio. Stebėkim, kaip oras vaikšto kūnu. Gilus ir tolygus kvėpavimas. Kiekvieną kartą iškvepiant sąmoningai atpalaiduokite akis. Leiskite joms įkristi giliai akiduobes ir ilsėtis. Atpalaiduokite pečius, kaklą, veidą. Atpalaiduokite kaktą. Su kiekvienu iškvėpimu sąmoningai atpalaiduodami akis, įtampą iš jų iškvėpkite lyg kokį pilką rūką. Gilus ir tolygus kvėpavimas. Puodelio istorija. Gyveno kartą jaunas vyras, kuris mėgdavo visokius senus niekučius. Jis ypač domėjosi arbatos puodeliais, nes jie, kaip jam atrodė, galėjo papasakoti daug įdomių dalykų. Vieną dieną jis nuėjo į antikvariatą, kur rado labai gražų senovinį arbatos puodelį. Jaunuolis paėmė jį į rankas, pradėjo nagrinėti, kai staiga puodelis prabilo. Mielasis klajokli, tu žaviesi manimi, bet aš ne visada buvau toks gražus kaip dabar. Buvo laikas, kai buvau tik molio gabalas. Milijonus metų gulėjau žemėje, o beprasmybė buvo vienintelė mano pramoga. Prieš mano akis linko šimtmečiai, gimė ir mirė civilizacijos, o aš vis laukiau ir laukiau, nežinodamas ko. Ir tada atėjo mano mokytojas. Jis pakėlė mane, nunešė namo, metė ant stalo ir pradėjo minkyti ir volioti. Vėl ir vėl jis skrodė mane savo pirštais. Man labai skaudėjo ir aš rėkiau. Pakanka, palik mane ramybėje. Bet jis tik nusišypsojo ir pasakė, dar nelaikas. Su šiais žodžiais jis įmetė mane į žaidimo ratą ir pasaulis vis sparčiau ėmė suktis prieš mano akis, kol susiliejo į vieną nesibaigiantį rūką. Ką tu darai? Sušnibždėjau. Blogai jaučiuosi, baik šį košmarą. Bet meistras tik supratingai atsiduso ir toliau sukdamas ratą, mane suformuodamas tyliai pasakė, dar nelaikas. Tada jis atsargiai padėjo mane į krosnį. Nežinojau, kad pasaulyje yra toks karštis. Pabandžiau atidaryti krosnės dureles ir šaukiau. Čia karščiau nei pragare. Aš pavirsiu į pelenus. Išleisk mane, kol dar nevėlu. Bet prablausų durelių stiklą ant meistro lūpų perskaičiau. Dar nelaikas. Ir kai man atrodė, kad artėja mano paskutinė minutė, durys atsidarė. Meistras atsargiai išnešė mane iš krosnės ir padėjo ant lentynos, kur aš pagaliau laisvai atsidusau.
bet tai nebuvo pabaiga. Kai tik aš atvėsau ir sugrįžau į save, meistras nuėmė mane nuo lentynos ir pradėjo tapyti. Baisiausias dalykas buvo lakas. Jo nuodingi garai apgaubė mane ir aš pamažu ėmiau prarasti sąmonę. Meldžiau, prašau, pasigailėk manęs. Ar tau manęs negaila? Tačiau meistras tik papurtė galvą ir pasakė įprastai: dar nelaikas. Nuspalvinęs jis staiga mane vėl įkišo į krosnį. Šį kartą ten buvo 2 ar 3 kartus karščiau nei pirmą kartą. Iškart supratau, tai mirtis. Aš verkiau, bet ašarų nebuvo net ugningų. Karštis buvo nepakeliamas, nebebuvo jėgų. Ir tą akimirką, kai man atrodė, kad gyvenu paskutinę savo gyvenimo minutę, staiga pajutau, kaip mokytojas mane ištraukė iš krosnies. Jis vėl padėjo mane ant lentynos, kur turėjau galimybę atvėsti. Laukiau tolimesnių išbandymų. Bet kai meistras grįžo, jis priėjo prie manęs ir tarė: dabar atėjo tavo laikas. Tada padėjo veidrodį priešais mane ir pasakė: pažvelk į save. Tai, ką pamačiau, buvo nuostabu ir neįtikėtina, kad net sušukau. Tai ne aš. Tai negalėjau būti aš. Buvo per daug gražu. Ir mokytojas pasakė: štai, kuo tu turėjai tapti. Mačiau, kaip tau skaudėjo, kai tave minkiau. Bet man reikėjo iš tavęs išstumti orą, nes kitaip tu lengvai suskiltum. Aš žinojau, kad sukantis rate tu praradai orientaciją, tačiau be to niekada nebūtum įgavusi tokios gražios formos. Aš žinojau, kad nuodingi lako garai tau buvo nepakeliami, tačiau be to būtum likusi tokia pat pilka, kokia buvai anksčiau. Žinojau, kad krosnis, ypač antroji, tau buvo pats sunkiausias išbandymas. Tačiau be jos būtum silpna, o gyvenimo našta tave lengvai sugniuždytų. Patikėk manim, aš visą tai dariau tavo labui. Dabar tu tapai nuostabiu puodeliu, kokį įsivaizdavau, kai paėmiau tave iš žemės. Ir dabar tavo gyvenimas įgavo prasmę. Čia puodelis baigė savo istoriją, o nuo blizgančio kraštelio nuslinko dėkingumo ašaros. Jaunuolis sumokėjo parduotuvės savininkui ir pasiėmė puodelį su savimi. Puodelio istorija tapo pagrindinė kelrodė žvaigždė jo gyvenime. Kai likimas pateikė jam išbandymus, jis norėjo sušukti: užteks, užteks. Ir tada jis prisimindavo meistro žodžius: dar nelaikas. Giliai kvėpuojam. Pamažu rankas atitraukiam. Nuo akių akys lieka užmerktos. Leiskim akims priprasti prie naujo apšvietimo, lengvai sukiodami galvą nuo vieno peties prie kito. Leiskit šviesai atpalaiduoti užmerktas akis, veidą, skruostikaulius, kaktą. Giliai kvėpuojam. Ir pasukę galvą į vieną pusę prie vieno peties. Keletą kartų sumirksėsim ir užsimerksim. Ir vėl pasuksim galvą prie kito peties. Keletą kartų sumirksėsim ir užsimerksim. Giliai įkvėpę grįšim į taisyklingą galvos padėtį. Ir dar kartą gilus įkvėpimas. Iškvepiant, mirksėdami plaštakės sparneliais, atsimerkiam ir apsidairom aplink. Pastebėkite spalvas esančias jūsų aplinkoje, kaip jaučiasi akys, kaip atrodo
formos.